O dabar visi, kurie neabejingi, tai kviečiu lipti į bažnyčios antro aukšto kambarėlį, truputį pakūrentą, ir ten tada bus pristatoma rašytojo Gasparo knyga Šventojo Akiplėšos medžioklė. Tai čia reikia eiti. Atminimą. Tai buvo kunigas Lydas tikėjimo šilumą, sudiržusios ir ateizmo išvardytos širdims visoje Lietuvoje. Tai buvo kunigas, kurio labai bijojo sovietinis režimas ir todėl labai žiauriai jį persekiojo, kol galiausiai nužudė prieš pat Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Šiandien pasimelsime ir už rašytoją Gasparą Aleksą savo naujausiu romanu Šventojo Akiplėšos medžioklė atgaivinusiu kunigu Juozo Zdebskio atminimą. Mes nepamirštame mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, nes jis gyvas ir mums kalba iš šventojo rašto. Mes nepamiršime ir švento Jėzaus Kristaus įkvėpto kunigo Juozo Zdebskio atminimą. Nuo dabar vis gyvo kiekvieno žmogaus sieloje skaitančio romaną. Visagaliam žemasis Dieve, vandenį nuo gyvybės šaltiniu ir valymo savaitgalį, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžinąją gyvenamą duoną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasią. Tegul jis atnaujina mumyse gyvąjį tavo malonės šaltinį ir gina mus nuo visokios sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganymo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Apšlakstyk mane.
šventojo akiplėšos medžioklė. Renginyje dalyvaus rašytoja Violeta Šarkauskaitė, kompozitorė ir atlikėja Snieguolė Likčiūtė. Romano pagrindinis herojus kunigas tai istorinė asmenybė Juozas Zdebskis, aktyviai persekiotas sovietinio saugumo, įkalintas, apdegintas ir nužudytas iki šiol neišaiškintomis aplinkybėmis. Kunigas Juozas Zdebskis, aktyvus Lietuvos tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys sovietmečiu, pogrindinės kunigų seminarijos įkūrėjas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbis, įrašytas į 20-ojo amžiaus 120 kankinių dėl tikėjimo sąrašą. Profesionaliai meniškai atskleistas kunigo paveikslas, ypač aktualus šiandien, nes kunigas Juozas tyrinėjo jaunimo, o ypač moteriškojo pasaulio psichologiją. Kviečiu pasiginti tikėjimo išpažinimo lapelius ir išpažinti tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalią Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį, Jėzų Kristų, vienatį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis, gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį garbintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi, garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Šiam sekmadienį mus visus vienijančią visuotinę maldą ir parašė rašytojas Gasparas Alysa. Kviečiu gerbiamą rašytoją paskaityti visuotinę maldą. Brangus broliai ir seserys, bažnyčia Jono Krikštytojo žodžiais mus ragina atsiversti. Melskime širdies atvirumo ir ištikimybės malonę. Drauge melskime, meldžiant tada išklausytus viešpatie. Gerasis viešpatie, bedalinis tavo yra sukurtas ir žmogui dovanotas pasaulis. Dėkojame, kad šioje begalybėje yra vietos Lietuvai, mūsų tėvynei, kad tave mums gimtąją kalbą ir tikėjimo dovaną. Suteik mūsų širdims meilės ir išminties, akims šviesos, mūsų klausai ir protui aštrumo, kad visur atpažintume
begalinį tavo dosnumą. Mokyk mus mylėti tave taip stipriai, kaip tai darė mokinys tavo tarnas kunigas Juozas Zdebskis. Meldžiam tave, išklausyk mus Viešpatie. Gerasis Viešpatie, tu davei žmogų, leisdamas visiems mums tapti bendruomenę. Pažvelk šiandien į savo kūrinius, kurie susitiko tavęs garbinti ir šlovinti. Leisk mums džiaugtis kūno sveikata, sielos švara ir įsitikinimų tvirtybė. Tokia, kokią davei savo tarnui kunigui Juozui Zdebskiui, kad nesimąstytume mamonai, o būtume ištikimi tiesai, garbei ir tiems priesakams, kuriuos mus skiepė per dešimtis savo įsakymų ir per savo sūnaus Jėzaus Kristaus, mūsų atpirkėjo auką. Meldžiam tave, išklausyk mus Viešpatie. Gerasis Viešpatie, dėkojame tau, kad leidai mums išsivaduoti iš vergystės tamsos, kurią pusę amžiaus skiepė raudonieji užkariautojai. Dėkojame tau, kad toje tamsoje nuolatos įžiebdavo mirties kibirkštis, tokias kaip Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, pogrindinė kunigų seminaras, tikinčiųjų teisės ginti, katalikų komitetas, iš kurių į pasaulį sklido mūsų laisvės troškimo liudijimas. Būk dosnus savo malonių visiems, kurie kaip kunigas Juozas Zdebskis, nepaisydami represijų, dirbo šį sunkų ir tokį reikalingą darbą. Meldžiam tave, išklausyk mus Viešpatie. Gerasis Viešpatie, suteik savo malonių tiems, kas su ginklu rankose stojo ginti tėvynės, kas paguldė už ją savo galvas, dosniai priimk visiems, nepalūžusiems kalėjimuose, ištvėrusiems lageriuose ir gulaguose, nepasidavusiems jokioms provokacijoms. Kuo gausiau apdovanok mūsų tautą, pašaukimų malonę, kad niekados nepritrūktume kunigų panašių į Juozą Zdebskį. Meldžiam tave, išklausyk mus Viešpatie. Gerasis Viešpatie, meldžiame, kad tavo kunigas Juozas Zdebskis, kuris švenčiausios mergelės motinos Marijos globos ir remiamas, apaštališkųjų uolumų Kristaus bažnyčiai yra tarnavęs, altorių garbės kuo greičiau sulaukti, dangaus džiaugsmo jo tėveliams, seneliams ir visiems giminės mirusiesiems, kurių vardai spėjo išgilti iš žmonių atminties, tačiau niekados neišdils iš tavosios. Būk maloningas ir mūsų visų artimiesiems, kuriuos krikštas pažemino trejybės antsvoru. Užmigę tavyje Viešpatie, tegauna jie garbingą Dievo vaikų paveldą. Meldžiam tave, išklausyk mus Viešpatie. Wow.
Visuotinės bažnyčios leidinių knygoje įrašyto kunigo Juozo Zadeckio portretą. Kunigui Juozas Zadeckio gyvenimas ir kankinystė buvo kvapni atnaša Dievui ir įkvepiantis šventumų ir tiesos pavyzdys Lietuvos tikintiesiems. Tavo palaiminimui viešpatie direktoriaus mes atnešame romaną Šventojo apibrėžtos medžioklę meninių žodžių, pasakojantį apie kunigų Juozo Zadeckio pašaukimą ir jo auką, sudėtą ant tikėjimo aukuro, kuris po šventų mišių bus pristatytas ir padovanotas parapijos bibliotekėlei. Linkime jos autoriai, mūsų parapijos bičiuliai, rašytojai, Gasparai, sveikatos, kūrybinės sėkmės, ilgų gyvenimo metų. Tavo palaiminimui viešpatie direktoriaus atnešame ir mūsų adventinių darbų simbolius, karito akcijos gerbiamus pusdienės žvakeles. Įžiebtus mūsų namuose, tekmės visus gerumų ir meilei, per kurią patyrėme Dievo artumo nešamą ramybę. Tepadeda mums viešpats dangaus ir žemės kūrėjas viešpats ugnios. ir savaime. Melskimės viešpatie tavo žodžiu yra viskas pašventinama. Tad palaimink šias karito akcijos gerumas mus vienija, žvakeles, įžiebtos tavo garbei, tekvės mus maldai ir geriesiems darbams. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dėkodami kūrėjai už visą tai, ką jis mums davė.
jam žinoja laimą. Ir antrą kartą ateis garbingas ir didingas, įdant viso pasaulio akivaizdoje mums atiduoda pažadėtą nesibaigiančią gyvenimo dovaną, kurios dabar budėdami laukiame. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinamą giesmę. Jaunąjį kunigą išgąsdino pastarųjų dienų nutikimas. Užvakar, bekalbant brevijorių, mintys nejučia nuklydo į kasdienybės smulkmenas. Galvoje sukosi šnekų su merginomis nuotrupos, nebaigtų skaityti straipsnių ištraukos, išpažinčių painiava. Atsitokėjo tik supratęs, jau kartoja vis tą pačią maldos frazę, nesuvokdamas turinio. Vakar vėl pasikartojo panašus sumišimas per šventas mišias, kai tardamas išrišimo formulę, žiopčiojo žodžius, kuriuose nebuvo jo širdies. Bėrė žodžius pats, nesuprasdamas, ką sako. Dabar kakta liesdamas bažnyčios grindis, Juozas dejavo, nedrįsdamas net savo pačiam prisipažinti, jog atsidūrė ne nuodėmės šešėlyje, o tikrame kovos lauke dėl savo sielos. Staiga lyg varpo dūžis tuščiuose Dievo namuose pasigirdo žodžiai. Kunige Juozai, aš jūs myliu. Nuaidėjo nuskambėjo moters balsas. Jam atrodė, kad tai tik klausos haliucinacija. Viskas iš nuovargio. Po valandėlės kunigas pakilo, užpūtė didžiojo altoriaus žvakes ir tuomet išgirdo žingsnių aidą bažnyčių navose. Kažkas smulkiais žingsniukais artėjo presbiterijos link. Žvakydės, kurią laikė rankose šviesa, jį akino, tačiau nuojauta neapgavo. Artėjo moteris. Žinotumėte, kaip kai kurios jų paviduliauja viena kitai. Girdėjau ir ne visai malonių paskalų. Žinoma, aš jomis netikiu. Būdama gydytoja suprantu kenčiančių moterų psichologiją. Jūs per daug geras, kad kunigas gali mylėti moterį ir vis dėlto likti kunigu. Gali. Jūs pasmerks už tokias šnekas. Gerą daryti galima ir niekam nežinant. Tik tuomet meilė tikriausia. Atrodo, kad drama pasibaigs tragiškai. Lauryna, ką turite galvoje? Save. Pamilus kunigą nėra jokios prasmės prisipažinti. Smerkėte? Aš niekados nebūsiu vienos kurios nuosavybė. Mano meilė aukščiau lytiškumo. Pykstate. Visų teisės į mane lygios, ir vyrų, ir moterų. Mielas Juozai,
Kodėl jūsų lūpomis byloja vien tik tai kunigas? Prabilkite kaip vyras. Norėčiau mylėti ir būti mylima. Aš kenčiu. Vartai atsivėrė, automobilis įčiuožė į KGB kiemą, mano palydovai įsitempė, beveik tuo pat metu niekinamai nužvelgė mane ir aš akimirksniu supratau esąs didis maištininkas, nors kolei kas ir nežinojau savosios kaltės. Pašnekesys su aukštu pareigūnu buvo griežtas ir priminė derybas dėl mano sielos. Seniai jūs stebime ir įsitikinome, jog esate padorus, išsilavinęs kunigas, tik tai vyresnybė jūsų nevertina. Aš tyliu. Taip, esate nevertinamas ir niekados nebūsite, kol neužimsite aukštesnio posto. Svajojate mokytis? Ar teisybę sakau? Aš tyliu. Na, supraskite mane teisingai. Mes gerbėme katalikų bažnyčią, tik tai jį per daug suvaržyta. Vatikanas vis dar vadovauja viduramžiškais metodais, o pasaulis tik labai pasikeitė ir dar labiau keisis. Tačiau popiežius su savaisiais vyskupais, pas žinote, kiršina jūs kunigus prieš teisėtą valdžią. Moderniajame pasaulyje kelia galvas ir žygiuoja į ateitį, o jūsų vyresnybė neturi menkiausio supratimo, kaip ta ateitis turi atrodyti. Klausiau žodžių gausybės ir stengiausi išlikti ramus, neparodyti jaudulio, o ypač skepsio, kam siutinti liūtą jo irštvoje. Kol tyliu, tegul galvoja, jog pritariu jo postringavimams. Svarbiausia nesivelti į ginčus, kurie tik supykdo. Tad lingavau į pulkininko šnekos taktą. Jam atrodė, kad esu patiklus klausytojas. Juozai, nepagailėk po lašelį man ir draugui. Šneka geriau ryšis. Ką? Gerai? Suprask mane, aš tik noriu gero. Kaip geriau? Apie valandą laiko jiedu nenustygo vietoje, kėlėsi nuo stalo, strapaliojo, įrodinėjo ateizmo pranašumus, plūdo kunigus už jų įžūlumą, grumojo, jog nepaklusniuosius sodins už grotų, išsiųs į Sibirą ir be tvangos keikėsi, vis peikdami tave, vis labiau erzindami. Jiems nepatiko, kad sunkiai sergančiuosius lankai namuose, kad jiems padedi, vis dar keikdamiesi ir burnodami, triukšmadariai išsvirduliavo laukan. Mes žinome, kad mokai vaikus klebonę. Nenori geroji šnekėtis? Pasigailėsi. Susitiksime kitur. Aš tyliu ir laukiu. Kokias pinklės iš čia man rezgia taip saldžia liežuviaudamas. Jūs vadovaujatės nuostatomis, kurios skiriasi nuo manųjų. Tačiau mūdviejų tikslas tas pats – žmogus ir dar kartą žmogus. Ar jūs, kunigai, galite atsakyti į klausimą, kas yra žmogus? Negalite. Tarybinis mokslas taip pat kol kas negali. Imanueliui Kantui buvo svarbu žmogaus būties klausimai. Ką žmogus gali žinoti? Ką jis turi daryti? Ko jis gali tikėtis? Pasak Kanto, į pirmąjį klausimą turi atsakyti filosofija, į antrąjį moralį, į trečiąjį religiją. Deja, Kantas paseno, taip. Bet to mokslo žmogus bejėgis. Jei ne mistikai, ne dogmatinės stagnacijos filosofijos atstovai neatsakė ir niekada neatsakys į Kanto klausimus. Išeitų, kad aš, katalikų kunigas, atsakymus į šitos klausimus išgirsiu tarybinėme lageryje.
Drauge, nepainiokite nusikalstamos veiklos su žmogaus problemomis. Kolektyviai mokydamas vaikus religijos, nekviestas lankydamas žmonės namuose, jūs pažeidžiate tarybinius įstatymus. Mane pastumė. Ir aš net laikęs pusiausvyros vėl pargriūnu. Mums tavo Dievas va čia. Pašoku į niršęs, nors vos besilaikas ant kojų. Ir artėju prie skriaudiko, priešais save iškėlęs sugniaužtus kumščius. Piktis užvaldė mane. Pajutau, jeigu jis dar prasižios ir kilstels rankas, smoksiu iš visų jėgų. Ar tu gyvulys, ar žmogus? Privalai gerbti tuos, kurie sėdi su tavimi vienoje kameroje. Reikiu garsiai. O dėl Dievo vardo aš kovosiu iki mirties. Turbūt tavo smegenys pavirto sorų koše. Skaitydamas dienoraščio lapus, radai moters, vienos iš tavo ganomųjų avelių laišką, rašytą Laurai. Kai jis ims filosofuoti apie meilę, patark. Tegul visam laikui baigia meilės studijas. Jos niekam nereikalingos. Jo išmintis, kurią įgyja stebėdamas kitų meilę, niekam nereikalinga. Patarimai, kuriuos mano duosis kitiems absoliučiai nenaudingi. Žmogus, kuris myli savyje, turi visą išmintį. Tik mylinti širdis gali padiktuoti, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Kartais rodos bastausi po kapinės, ieškoti motinos kapo. O kai jie atrandu, apima tikras siaubas. Kiečiai ir dilgėlės tokios aukštos, iki paties dangaus. Tėveli, turėtumėte apsiginti nuo šmeižtų. Rytais Rudaminos bažnyčioje ganėtinai šalta. Šiandien krikščionių kankinės šventosios Agotos liturginė šventė. Pašventinau duoną. Tėveli, jūs nieko nevalgėte. Tėveli, ko dairotės? Važiuojame greičiau. Didelė, labai paslaptinga, visą mano gyvenimą persmelkianti tavo malonė viešpatie. Tarytum stebuklingi perekšlės vištos globojantys sparnai glaudžia ir šildo mane, mažutėlį vištuką. Kiek nuostabių žmonių atsiuntė man šiandien, kaip jie klega, išgėrė arbatėlė su kriaušleliu seno pyrago. Kokie laimingi, lyg per vestuves. Apsisuko galva, susvaigau, kad nepargriūčiau, nuėjau savo kambarėlį. Susmukau ant kėdės, pasidarė net graudu dėl tokio silpnumo.
Vis prašydavau tavęs viešpatie, greičiau pasiimk mane. Tačiau tu geriau žinai, kur esu reikalingesnis. Dabar nebeprašau, nebenoriu įkyrėti. Suprantu, kol girdžiu akiplėšos balsą, esu reikalingas. Kas yra tas akiplėša? Kažkada parašei. Ta kova vyksta kiekvienoje širdyje visais amžiais. Meilė kovoja ieškodama kitų, puikybė ieškodama savęs. Kas laimės? Galvom plūstelėjo rausva banga, o su ją ir užsispyrimas. Privalai važiuoti. Visų nuotaika švali. Romas veda rožyną, jo tylokas balsas skrenda viršum baltų laukų, viršum pakelyje suverstų sniego pusnių. Judu su Danute tyliai Romui pritarėte, nes meldžia tik Algiukas, jis vairuoja. Tau kažko neramu. Rodo, šoktumai lauk iš mašinikės ir bėgtumai laukais per baltas, minkštas, skaiščias pusnis. Vis žvilgteri pro galinį žiguliuko langą. Tolumoje vis įžiūri persekiojantį automobilį. Greitai Kalesninkų sankryža. Vargu ar netikėtas smūgis sudrebinęs automobilį ir lankstamos kardos bei dūžtančių stiklų garsai liks jų atmintyje. Iš kruvinų kūnų neįprastomis pozomis bestingstančių sumaitotų automobilių viduje sklido dejonės. Kontrolinis šūvis. O gal durys sudrebino akiplėšos galvą, nieko nebematančiomis akimis, žvelgiančiai pasaulį. Prie Kalesninkų sankryžos gyvenantys žmonės matė, kaip avarijos vietą ir aplamdytą žiguliuką su pienovežiu tuoj pat apsupo vyrai civiliais rūbais. Niekas iš pašalės nebuvo prileistas artyn. Ne, aš tikrai nieko nebesuprantu apie pasaulį. Gal mūsų jame nebuvo? Gal šis gyvenimas vien klaikus sapnas? Nebuvo Sigitos, Birutės, Jurgitos, Ženios, o sūnus ir duktė tik pramanų pramanas. Nebuvo Kalantos, Zdebskio. Ir tų vienuolių, tų vaikinų ir merginų, mano įduotų, be pinigo parduotų saugumiečiams. Bet aš juk jų nežudžiau, mano rankos švarios. O vyre, o kaip tavo sutartis, visos priesaikos? Kas bus, kai naujoji valdžia kapstys archyvuose tavo popierėlius? Jei žinotum, jog viską prarijo ugnis arba priglaudė Maskva, gal aprimtum Jurgį Šalną? Juk teisuolis, netikėtai apsigyvenęs manyje, labai griežtas, nors retsykiais paimanuoja, leisdamas suprasti, kad saviškius jis užjaučia ir gina. Tačiau pabandyk jam paliūdyti melagingai, iš proto išvarys, tikras budelis. Pameni, kaip apsivertė krūtinėje širdis, kai iš pavargusių smegenų aruodo atmintis išplėšė kunigo Zdebskio lavoną, regėtą morge po avarijos. Pameni Gedimino pašaipą? Eime atsisveikinti su pralaimėtoju. Saugumiečiai nė žodžiu neprasitarė, kad leis gyvį kunigą pribaigė. Tačiau iš užuominų, iš jų murmesių, tu puikiausiai suvokiai, šita istorija labai nešvari. Pameni, kaip Gediminas tau rėkė? Liaukis klausinėjęs niekų, greičiau rašykis po dokumentu. Kas tau neaišku? Kas? Juk nebegyvas ir baigtas kriukis. Kai tu vis vienas svilai prie jo su savo klausimais pridūrė, vienu mažiau ar daugiau, koks skirtumas? Sprogo kunigo širdis, kas matė, niekas, ir tu nematei. Mačiau tik tai skylę kaktoje. Bet tylėjai. Tylėjau, tylėjau, tylėjau.
jūs pasisėdėkite. Gasparas Aleksa, Šventojo akiplėšos medžioklė. Ačiū už kantrybę. Snieguolė Dikčiūtė, mūsų šios dienos angelas. Arūnas Dumbrevskis, mūsų šios dienos skaitovas, aktorius. Ir aš nuolankiai jūsų tarnaitė. Tai va, dėkojam už kantrybę. Mes paskaitėm gal 10% teksto, kadangi jūs tikriausiai nesate skaitę, tai kad suvoktumėt maždaug, apie ką čia kalba eina. Aišku, ten įdomumo daug daugiau yra toj knygoje ir panašiai. Tai dabar išvarginti, gal turit kokį klausimą? Kokių minčių kilo? Jeigu kas norėtumėte knygą įsigyti, galima prieiti, gauti autografą, kalėdos artėja, gal norėsit kam padovanoti. O čia yra dublikatas knygos. Kažkoks labai jau. Čia turbūt kažkas ar klebonas, ar kažkas išleido knygą vienkartinę. Bet žymiai storesnė. Ir Daugiau. Bet čia labai puslapių struktūra įdomi šitos knygos. Noriu paklausti, ar jūsų čia tiesiog neskaičiau, žinau jūsų poeziją, bet prozos knyga tokia galinga, tai pirmai išėjo jūsų ar daugiau? Tai yra 5 romanas. Tai yra straipsnių ir novelių knyga. Tai 6 prozos knygos. O kas jums labiausia patinka, poezija arba dabar proza patinka? Viskas patinka. Labiausiai moterys. Kunigai daug norėjai. Ne, reikia publikai pataikaut kažkaip tai. O jūs labai įsitempę. Čia vadinasi toks gegas, relaksacija. Pasijuokėt ir jau įtampa dingo. Aš galiu pasakyti, kad kaip netoli Gasparo gyvenu ir dažnai susitinkam, tai šitą romaną Gasparas rašė labai įsitempęs, labai atsakingai rinko duomenis, tikrai važiavo į archyvus, važiavo pas vienuolės pažįstamas, kurios likusios gyvos. Ir aš vienas iš pirmųjų perskaičiau tą knygą. Ir ją perskaičiau, tikrai knygą skaitau ilgai, galiu prisipažinti. Per 2 vakarus. Tiesiog negalėjau padėti ir labai lengvai persiskaitė. Ir tik tai tie surinkti faktai tikrai yra labai malonus ir mums reikalingi žinoti. O jūsų profesija antroji ne aktorius? Nes labai puikiai atlikote savo vaidmenį, kurį skyrė. Iš studentiškų laikų dar patirties. Be galo įdomu. Tikras aktorius čia, ką jūs? Tik jisai slepia, jis vaidina spektakliuose. Gerai, Gasparai, apie knygą geriau. Tai va, čia, kaip sakant, šitoje knygoje mano kažkokios tai įdėto darbo nėra tiek daug. Čia yra svarbiausias Juozas Zdebskis. Jo dienoraščiai, atsiminimai apie jį. Dažnai žmonės klausia, kodėl jūs rašėte tą knygą, kaip dabar? Kolegos rašytojai nedrįsta klausti, bet jie apie kunigus ir nedrįsta rašyti. Bet, kaip sakant, labai aš apsidžiaugiau, kaip jauna rašytoja Agnė Žagrakalytė parašė Facebook'e, kad aš perskaičiau, ta knyga jai labai patiko ir panašiai. Tai yra įvairių požiūrių, įvairių nuomonių, reiškia ir jauniems žmonėms, ir vyresniems tai patinka. Tai yra 17 mano susitikimas su skaitytojais. Ir kodėl aš ją rašiau? Tai tą klausimą, kurį aš iškėliau, kuris dažnai klausia žmonės. Visų pirma, pats Juozas Zdebskis savo dienoraščiuose yra rašęs, kad jis norėjo
parašyti beletristikos knygą, romaną, katalikišką temą. Bet laikmetis pareikalavo kitų darbų ir jam nebebuvo kada. Ir kaip kunigas Robertas Gridas parašė man, nu žinot, Dievo apvaizdos keliai nežinomi, jis svajojo, jūs parašėt. Tokie, čia pagal kunigą Juozą, tai aš jau būčiau biskį nusidėjęs puikybėj savo ir reiktų man kažkaip tai atgailauti. Nežinau, kaip čia pasmerks klebonas. Klebone, kryžium, guldykit jūs į bažnyčioje. Tegul biški prieš. Kasparai, dar vieną klausimą. Gal aš ir žinau atsakymą, bet kiti tikriausiai nežinau. Apie kunigą Zdebskį tu rašei daugiau faktais, daugiau tikrovė. O ar viskas tikrovė yra taip jau tikra ir ta šalna toks baisus ir aš, kur ten skaičiau tokius, ar tai trupučiukai yra ir tavo fantazijos, ar čia tik tai istorija? Matot kaip, iš tikrųjų romanas tai yra rašytojų fantazijos išmonės dalykas, bet paremtas konkrečiais faktais. Nu dabar, sakykime, rašo rašytojai apie Vytautą Didįjį, apie ten dar apie kažką, kad yra apie Pranciškų Asyžietį. Tai jie nei matė, nei kalbėjo, nei gal tų liudininkų matė. Bet svarbu neperžengti, nepažeisti tam tikros etikos dalykų, kad tai atitiktų to žmogaus bent įsivaizduojamus įsitikinimus. O jie labai yra atskleisti jo dienoraščiuose. Bet dienoraščiuose yra tai kaip žmogaus mintys, rekolekcijų mintys, kova su savimi. Čia, sakykime, laiškas, kur ten pacituotas, yra autentiškas, paimtas iš dienoraščių. Kai kurie dalykai yra paimti, tiesiog pacituoti, kad tai būtų tikra, o ne šiaip pliurpalas koksai. O matot, saugumiečiai kaip, net iš Maskvos prašė specialaus leidimo panaudoti specialią priemonę, kadangi jisai labai gilinosi į paklydusių moterų ir, aišku, ir vaikinų, gyvenimą, stengiasi joms padėti, jos neždavo savo dienoraščius, kartu kaip koks psichologas padėdavo ieškoti išeities iš nuodėmės ir grįžti į tikėjimą. Tai saugumiečiai, kaip jūs galvojate, šitiek mergų aplink jį sukasi, aišku, jis ten nusidėjėlis. Reikia inkriminuoti arba apkrėsti sifiliu, ir tada visi nusigręš, pasmerks ir baigsis. Ir tada bus, kaip sakant, ir tikėjimo tam kinčiųjų teisų gynimo komitetui nuodėmė ir taip toliau. Buvo žmonių, kurie patikėjo. Juk jį sekė 115 agentų, jūs įsivaizduojate. Tarp jų buvo ir kunigų, ir mokytojų, ir gydytojų ir taip toliau. Ir atsakydamas į Arūno klausimą, Arūnas, tai yra Jurgis Šalna, tokio gyvenime nebuvo. Teko sugalvoti šitą herojų iš daugelio girdėtų, matytų, skaitytų, nes archyvus skaityti reikia mokėti, nes ten romane yra toks epizodas, kaip Šakiuose, aš juos vadinu šatriais. Žinot, yra dar gyvų žmonių, kad jie paskui prie manęs nesikabinėtų. Suprantat, ten bandė jį išprovokuoti, pasiuntė, reiškia, provokatorę merginą ir kai jis rinko aukas, prie jo prišoko ir vienu žodžiu pradėjo rėkti ant jo, tu ten pasileidėlį, tu ten mane apgavai ir panašiai. Tai įvyko susistumdymas, tai kaip? Taip ir rašoma jų ataskaitose, kad įvyko, reiškia, draka tarp dviejų meilužių ir jos vos nesusimušė ir taip toliau. Ir
Tai būdavo inspiruojamas, sukūriamos tos istorijos, kad kaip. O dabar ne tas pats. Todėl ir antras tas, kodėl aš norėjau rašyti tą romaną, kad priminti vėl žmonėms, kad tai, ką mes turime dabar, tą savo nepriklausomą valstybę, kad tame yra didžiulis katalikų bažnyčios Lietuvoje indėlis, kuris dabar daug atsiranda, kaip Baltušis sakydavo, tiek pogrindininkų, kad grindų tiek Lietuvoje nėra. Tai dabar Lietuvoje labai daug, kurie atnešė nepriklausomybę, vis daugėja. Tai užmirštami galbūt tikrieji. O Juozas Zdebskis yra vienas iš tų. Tai va, čia galiu aš kalbėti ilgai, tada aš manau, bus jau pavargos. Jeigu dar turėtumėt kokį klausimą, atsakysiu. Tai labai ačiū klebonui, kad leido, kad ačiū už mišias, ačiū už parapiją, kad jūs atėjot klausėt. Ačiū Snieguoliai, nuoširdžiai bičiuliai. Ačiū Violetai, mano kontrolieriai, sakramentai. Ačiū bičiuliai Arūnui. Tai va, tai viskas. Kazimieras nori žodžiu tarti, prašom. Jūsų ta knyga parašyta, jinai yra tikra tiesa. Kas neprisimena, aš tai tuos laikus jau prisimenu, kadangi jau einu 84 metus. Teko ir man susidurti su tokiais dalykais. Ir va šitą, už šitus suruoštai parašytus tos jūsų minties žodžius nuoširdžiai dėkoju. Jūs ne tik tai sukūrėt dėl fantazijos, bet ir daug parodėt tikros tiesos, kuri tikrai buvo ir tikrai buvo daug ir žuvo už tą netiesą. Tai gerbiamas Kasparai, linkiu jum Dievo palaimus ir ne mažiau 100 metų. Taip ir jūs, Nikola, jūsų žodelės